Labas rytas, pirmadienis, birželio 13. Sakysite, nelengva diena po šilto savaitgalio, nuo kad darbo diena nenuvargintų, primenu vieną puikią Vilniečiams siūlomą pramogą. Visą vasarą, kiekvieną darbo dieną nuo 12 valandos pusvalandį, kiekvienas kviečiamas į sostinės Stanislovo Moniuško skverelį šalia Kotrynos bažnyčios klausytis pietų muzikos gyvai. Pusvalandinius koncertus jau antrus metus organizuoja Vilniaus mokytojų namai. Taigi, skverelyje galima pasiklausyti įvairaus žanro gerai žinomų ir mažai girdėtų atlikėjų. Čia tikrai be fonogramos skamba džiazas, vokalinė muzika, dainuojamoji poezija, įvairiausi instrumentai, žodžiu puikia erdvė tiek saviraiškai, tiek ir publika puikiai nusiteikusi, geranoriška. Gera proga su savo kolegomis pasiėmus lauknešėlį puikiai praleisti pietus kitokioje neįprasta erdvėje ir pasisemti gerų emocijų prieš pratęsiant pradėtus darbus. Raginu nepatingėti ir nuvykti, nuo dabar pažiūrėkime, kuo po savaitgalio gyvena spauda. Savaitraštis Veidas šį kartą pradedamas prezidentės Dalios Grybauskaitės citata iš jos metinio pranešimo. Pažinkime niekdarius, nemokšas ir parsidavėlius. Pasak savaitraščio, pristatydama jos galva tinkamai nuveiktų savo darbus, prezidentė ypač akcentuoja tuos, kai ji kažką nubaudė, atleido, pakeitė, švarino, kapojo. Taip gan kritiškai vertinami prezidentės metiniai pranešimai. Taip pat Veidas jau trečią kartą pristato gidą abiturientams ir jų tėvams, kurią kolegiją verta rinktis. 2011 m. kolegijų reitinge pirmoje vietoje tarp valstybinių kolegijų Kauno kolegija, antroje rikiuojasi Vilniaus kolegija, po jos Alytaus kolegija. Nuo privačių kolegijų gretose pirmauja Socialinių mokslų kolegija, Tarptautinės teisės ir verslo aukštoji mokykla ir Vilniaus kooperacijos kolegija. Taip pat Veidas domisi, kokie didieji verslo projektai šiemet įgyvendinami už bankų paskolas, kam, kiek ir kokiomis sąlygomis bankai skolina krizei traukiantis. Publikacija paskolų sąlygos švelnėja, bet verslas skolinasi dar nedrąsiai. Verslo žinios teigia, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neprašys ES globalizacijos fondo paramos nedarbo problemams spręsti. Geriausiai šią problemą naudojasi Olandija, joje nedarbo lygis yra 3 kartus mažesnis nei mūsų šalyje. Lietuvoje valdininkai guodžia, kad čia pigiausiai Europoje bedarbį integruoti į darbo rinką. Nuo šio Lietuvos niekas nebegalės vadinti tik vieną uostą turinčią valstybę, rašoma Respublikoje. Šeštadienį iškilmingais patrankos šūviais atidarytas Šventosios uostas jau priėmė pirmasis jachtas ir laivus. Iki 18 amžiaus sėkmingai konkuravęs su tuomečiais Baltijos jūros uostais, tačiau pastaraisiais metais merdėję Šventosios uostas vėl atsirado jūriniuose žemėlapiuose. Publikacija Lietuva tapo 2 uostų valstybė. Lietuvos rytas rašo, prieš 85 metus 1923 birželio 12 žodžiais Alio, alio kalba Kaunas, Lietuva savo pirmąją transliaciją pradėjo Lietuvos radijas. Jo laidų buvo galima klausytis tik tai keliais šimtais tuo metu mūsų šalyje buvusių radio imtuvų. Apie Lietuvos radijos apskritai visuomeninio transliuotojo praeitį ir dabartį pokalbis su Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos generaliniu direktoriumi Audriumi Siaurusevičiumi. O štai Vilniaus dienos žurnalistai įsitikino, kad savaitgalio naktį įsigyti butelaitį kitą alkoholio jokia bėda. Kone kiekvienas sostinės mikrorajonas turi savo nočnyką, kur lankosi toli gražu ne vien girtuokliai. Jaunos porelės kostiumuoti vyriškiai iki paryčių perka alų midų, o faktas, kad naktimis prekiauti alkoholiu draudžiama, kelia juoką ir pirkėjams, ir pardavėjams. Rašinys naktinė prekyba alkoholiu, draudimas tik dėl akių. Kągi šiandien atsisveikinu, darbingos ir kūrybingos jums dienos.